Su jumis tiem, kas tiki. Grįžtu su žinute jums ateinančiai savaitai. Pirmas variantas. Kadangi šitos naujos kortos dar nėra įsitvirtinusios pas mane, taigi paskaitysiu jums iš esančios knygutės. Yra erelis. Jūsų žinutė kitai savaitai būtų tokia. Erelis sako, pasitikiu savimi ir savo įžvalgomis. Laisvė, įžvalga, lyderystė. Tai labai stiprus galios gyvūnas. Jis gali pakilti daug aukščiau nei dauguma paukščių ir tuo pačiu moko pastebėti net mažiausias smulkmenas tam, kad bendras vaizdas atsiskleistų kitoje perspektyvoje. Jis kviečia dėmesį nukreipti į savo vidų, pasitikėti savo vidiniu pasauliu ir balsu, leisti jam vesti ir lyderiauti. Metas išskleisti sparnus ir pasitikinčiai leistis į skrydį. Moteris kortoje racionalaus charakterio, praktiška, aktyvi, o stresinėse situacijose agresyvi ir ištverminga. Mato viską labai detaliai, smulkmeniškai ir pastabiai. Labai pasitiki savimi ir agresyviai gina savo vertybės. Turi tvirtą savo poziciją bet kokiu klausimu. Visada ir imasi lyderio vaidmens. Mėgsta kontroliuoti kitus ir neparodyti savo jausmų. Žuvis. Aš leidžiu savo jausti. Kūryba, jausmai, išmintis. Kortoje pavaizduotas senyvo amžiaus vyras, kurio akyse išmintis, kantrybė, priėmimas ir žuvis, kuri yra vienas ir seniausių krikščionybės simbolių. Žuvis vandens gyvūnas, o vanduo yra kūryba, jausmai, intuicija. Tai šaltakraujis gyvūnas, kuris ramiai ir kantriai medžioja, slidus, gebantis išsivaduoti, jei kas bando pačiupti. Be to, žuvis yra pasąmonės simbolis, kviečiantis pažvelgti giliau, kas yra nematomoje pusėje, kas po vandeniu. Vyras esantis kortoje išmintingas jūrų kapitonas, žemiškas, praktiškas ir stabilus žmogus, turintis daug energijos ir galintis ilgai ir sunkiai dirbti. Tai vyras, kuriuo pasitiki visi kiti ir eina paskui jį. Jis gali daug papasakoti, pasidalinti su visais išmintimi, gyvenimo patirtimi ir net įsivirti skanę žuvienę. Jo širdis yra labai jautri ir mylinti. Galbūt susitiksite su tokiu žmogumi kitą savaitę. Ir kolibris. Gyvybė yra mano džiaugsmo šaltinis. Džiaugsmas, lengvumas, grožis. Kolibris kviečia džiaugtis, į viską žvelgti paprasčiau, ne taip rimtai. Jis toks mažutis ir toks lengvas, o sukuria energiją priverčiančią grožėtis ir žavėtis. Matykime prasmę smulkmenose, grožį akimirkoje, vertinkime net pačius mažiausius dalykus savo gyvenime. Siekite gėrio ir žaismingumo. Tai nuspalvina net pilkiausias dienas. Vyras kortoje labai atkaklus, ištvermingas, rūpestingas ir jautrus žmogus. Jis kalba daug atvirai apie viską, jis yra labai drąsus ir pirmas eina ten, kur reikia pralaužti ledus. Jis vedlys, jam labai svarbu būti geresniu už kitus. Jis mėgsta konkuruoti ir būti savo aplinkoje geriausiu.
Galbūt sutiksite kitą savaitę tokį žmogų. Taigi, su jumis buvo Tiem, kas tiki ir linkiu sėkmės.